Sveiki! Kiekvienas naujas, ambicingiausios kinų kompanijos Xiaomi telefonas vėl ir vėl džiugina to, kiek daug duoda už palyginus nedidelę kainą. O šiandien pas mus džiaugsmas dvigubas, nes turime jų net du. Itin galinga Xiaomi 13T ir dar galingesnį Xiaomi 13T Pro. Apžiūrėjome, išbandėme, o dabar pristatome jums. Ir yra net keletas priežasčių, kodėl tai darome tokioje egzotiškoje vietoje – Vilniaus zooparke. Bet apie tai kiek vėliau, dabar galbūt vis dėlto metas pakalbėti apie tai, kas naujo yra šiuose telefonuose. O beje, ar žinote, kad kai kurių rūšių lemūrai gali pašokti į 3 metrų aukštį, tai beveik 20 šitų telefonų. Abu modeliai visiškai tokio paties dydžio. Jie atrodytų visai taip pat, jei ne nugarėlių dizainas. Nugarėlės gali būti juodos, žalsvos arba melsvos spalvos, iš stiklo arba iš silicio polimero. O ekranai visiškai plokšti, 6,67 colių įstrižainės, 144 Hz, apie 2K raiškos AMOLED. Na, akivaizdu, AMOLED reiškia labai geros spalvos ir labai ryškus vaizdas bei kontrastas. Ir ekranai tikrai šviesūs. Vaizdą matysime net ryškiausioje saulės šviesoje. Maksimalus šviesumas siekia 1200 nitų. Na, o piko metu pasiekė net 2600 nitų šviesumą. Žvaigždinis vėžlys laisvėje gyvena iki 80 metų. Yra labai lėtas ir atrodo tikrai egzotiškai. Xiaomi telefonai taip pat yra egzotiški, bet vienu parametru labai smarkiai nuo šių vėžlių skiriasi, jie tikrai greiti. Viduje sukasi mums gan neįprasti Mediatek procesoriai ir šį sykį abiejose modeliuose jie šiek tiek skirtingi. Xiaomi 13T širdis yra Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Labai greitas aukštesnės nei vidutinės klasės procesorius, kuris kartu su 8 arba 12 GB RAM šį telefoną tikrai paverčia labai greitų darbo įrankiu. O Pro modelėje besisukantis Mediatek Dimensity 9200 Plus kartu su 12 GB ar net 16 GB RAM atmintim daugeliu savo parametrų lenkia galingiausią šių metų Snapdragon. Tad tikriausiai supratote, jokios dėlsos naudojantis šiais telefonais nėra. Vartotojo sąsaja MIUI 14 taip pat turi savo žavesio. Visiškai perdaryta labai patogi valdymo juosta. Galimybė atverti 2 programėlės vieną šalia kitos arba virš vienos programėlės atverti nors keletą kitų programėlių langų, kurias, kai nereikia, galime numesti į šoną ir taip laikyti jas šalia, tam atveju, kai prireiks. Be to daugybė visada įjungto ekrano stilių, įvairių laikrodžių, pranešimų, net pranešimo spalvinių signalų. Žodžiu, galimybių pritaikyti šiuos telefonus savo individualiam skoniui yra kur kas daugiau nei nugarėlės atspalvių. Tylos. Gali būti, kad dabar jie miega, bet čia gyvena egiptiniai skraidantieji šunys. Tai tokie šikšnosparniai. Per naktį jie gali suvalgyti 1,5 karto daugiau vaisių nei patys sveria. Ne veltui po to norisi visą dieną miegoti. O štai net 5000 mAh abiejų modelių baterijos per dieną neišsikraus ir visą naktį tikrai nesikraus. Abu telefonai palaiko greitąjį įkrovimą. 13T 67 W, o 13T Pro net 120 W, reiškia nuo 0 iki 100 baterija įkrauna mažiau nei per 20 minučių. Aišku, abu telefonai turi viską, ko esame įpratę tikėtis iš flagmanų. Atsparumas vandeniui, pirštų antspaudų jutiklis po ekranu, puikūs stereo garsiakalbiai, mažiausiai 256 GB vidinės atminties ir mažiausiai 4 metų operacinės sistemos ir 5 metų saugos protokolų atnaujinimai. Na, o dabar dalis, kurios laukiate labiausiai – kameros. Abu telefonai turi visiškai tokias pačias aukščiausios klasės Leica kamerų sistemas. Na, o kas geriau padeda atskleisti kamerų galimybės, jei ne gyvūnų fotografavimas ir filmavimas, reiškia teisingoje vietoje. Pagrindinė plataus kampo 24 mm kamera turi 50 megapikselių vaizdo jutiklį, autofokusavimą, optinį vaizdo stabilizavimą ir gali apjungusi taškus daryti itin ryškes 12 megapikselių nuotraukas. Nakties režimas parenka išlaikymą ir puikiai balansuoja spalvas ir vaizdo gylį, net esant labai prastam apšvietimui.
Antroji kamera su teleobjektyvu vaizdą optiškai gali priartinti 2 kartus, o apjungdama taškus be nuostolių iki 4 kartų. Jinai taip pat yra 50 megapikselių raiškos ir turi automatinį vaizdo fokusavimą. Trečioji, itin plataus kampo kamera yra 12 megapikselių raiškos ir talpina visą zooparką viename kadre. Ar žinojote, kad surikatos per kelias sekundės gali iškasti tiek smėlio, kiek pačios sveria? Štai mano asmenukė su jomis. Beje, abiejų telefono asmenukių kamera yra 20 megapikselių raiškos ir gali filmuoti Full HD raiška 30 kadrų per sekundę. Bet tai tik faktai. Žodžiai sunku perduoti, kaip puikiai šitos visos kameros veikia, kaip greitai fokusuoja, kaip greitai keičia režimus ir kaip lengva jomis naudoti. Filmuojant, aišku, galima pasitelkti ir optinį vaizdo stabilizavimą, ir papildomą elektroninį giroskopinį vaizdo stabilizavimą, tad filmuoti itin sklandžiai įmanoma abiejais telefonais. Vienintelis didesnis skirtumas tarp modelių – maksimali filmavimo raiška. 13T gali filmuoti maksimalia 4K raiška 30 kadrų per sekundę, o 13T Pro maksimali filmavimo raiška yra 8K 24 kadrai per sekundę. 4K raiška jis gali filmuoti 60 kadrų per sekundę. Taigi abu šie telefonai man tapo siurprizu gerąja to žodžio prasme. Panašu, kad gamintojai įsiklausė į potencialių pirkėjų pageidavimus ir realizavo praktiškai visus juos. Taigi, jei norite pamatyti egzotiškų gyvūnų, keliaukite į Vilniaus zooparką. Na, o jei norite įsigyti kurį nors iš šių nuostabių telefonų, tai galite padaryti bet kuriame Tele2 salone arba internete tele2.lt.